Šiemet kalėdinio periodo akcentu tapo pirmą kartą kurorto Senųjų gydyklų parke sužibusios kalėdinės eglutės, kurias poilsiautojams ir miesto svečiams pristatė druskininkų verslininkai. Originalią akciją Kalėdinio eglučių parkas inicijavo Druskininkų savivaldybė, siekdama papuošti vasarą ypatingą turistų traukos vietą tapusią muzikinio fontano teritoriją bei paskatinti kurorto verslininkus kartu gražinti miesto veidą. Puošti originalią savo eglutę šiemet pirmą kartą buvo kviečiami kurorte veikiančių sanatorijų, viešbučių, spa centrų ir kitų įmonių kolektyvai, kurie turėjo galimybę pademonstruoti savo kūrybiškumą ir išradingumą. Iš viso akcijos metu sužibo 12 originalių kalėdinių eglučių, įvairių formų pagamintų iš skirtingų medžiagų. Druskininkiečius ir kurorto svečius džiugino uždarųjų akcinių bendrovių Draugystės sanatorija, Druskininkų Rasa ir Tobis, Snow Arenos, Druskininkų vandens parko, Grand Spa Lietuva, Druskininkų klubo, Romos Pankevičienės įmonės, Druskininkų Medėja, Viešbučio Regina, Prekybos centro Pasidaryk pats ir Druskininkų kolonados sukurtos eglutės. Senųjų gydyklų parke sutikti žmonės džiaugiasi, kad Druskininkuose atsirado dar viena vieta romantiškam pasivaikščiojimui. Visą akcijos laikotarpį nuo gruodžio 7-osios iki 3 karalių šventės Kalėdinio eglučių parke skambėjo kalėdinė muzika. Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas įsitikinęs, kad šiemet pirmą kartą įrengtas eglučių parkas kasmet plėsis ir taps dar vienu kurorto traukos objektu.